Labadiena, sveikinamės su jumis iš lietingosios Širvintų futbolo stadiono arenos. Top sporto lygos 10 turas, prasideda antrasis ratas. Mes laukime ir sulaukime Roberto Šmito Švilpuko. Nas praėjusiame sezone Linas Pilibaitis prisijungė prie Vilniaus rajono komandos. Dabar Ernestas Točkūnas ir visai greta Virpsto skrieja kamuolys. Smagiai iš dešinės pykštelėjo Ernestas Točkūnas, kurie nutėsė Transinvest ekipai pergalę, keliai pergalę, o dabar ir vėl Gustas Jarusevičius veržėsi, bet tai nėra išėjimas 1-1, labai neblogai jį palydėjo Transinvest futbolininkai ir Sergijus Melašenko. Slidus greitas kamuolys ir čia Ohori patikrina Virpsto stiprumą, Gustas Jarusevičius, dar vienas jo perdavimas ir Enrique Devensas gavo pylos pertraukos metu. Dabar Patrikas Popescu ir štai taip, kamuolys tinkle, aiškinasi tarpusavyje Gustas Jarusevičius, Ernestas Točkūnas, Kotas Akurai, bet aiškinkis nesiaiškinęs, o 0-1 ir Patrikas Popescu. Būdis su Matu Vareika, dabar tiesioginis perdavimas į baudos aikštelę, puikus smūgis ir įvartis. Linas Pilibaitis, Transinvest komandos kapitonas, pradžiugina į Širvintų stadioną susirinkusius gerbėjus pirmuoju Transinvest įvarčiu namų aikštėje. O pastarieji sugebėjo išnaudoti savo šansą po kampinio. Dabar Matas Vareika ir Gabrielis Nikonovas ir Džoja Kaderas. Dar vienas jo sėkmingas pasirodymas po keitimo. Be abejo, kreditai ir Matui Vareikai, pabėgo nuo Gabrielio Nikonovo. Na, netrodė toks smūgis, su kuriuo būtų neįmanoma susidoroti, tačiau Sergijus Melašenko nesugebėjo Transinvest futbolininkai. Klaudijus Upstas, dar vienas smūgis ir dabar jau kampinis. Bet vėliau sekė 3 iš eilės pralaimėjimai. Lygiosios su Panevėžiu ir dabar Misakis Sato ir Vincentas Šarkauskas. Užsiėmė gerą poziciją. Kajus Bička. Dar vienas bandymas, Misakis Sato. Smūgis nepavyko, daug geltoną aprangą vilkinčių žaidėjų sugriuvusių Hegelman baudos aikštelėje, bet Robertas Šmitas yra nepermaldaujamas. Švilpukas skelbiantis rungtynių pabaigą Širvintose lietaus vėjo mūšyje 2-1 pergalę iškovojo Hegelman komanda.